abutis. Šiandien ryte kažkaip tai keli tokie dalykėliai nutiko. Vienas iš jų tai įstrigo obuolys tarp dantų. Bet šiaip tai vis nutinka tokios mintis, kad yra dalykų, kuriais noriu pasidalinti. Bet yra kitas dalykas, kuris du dalykai, kurie mane sustabdo nuo to. Tai vienas, kad aš dažniausiai tingiu tuo metu, kai man šauna į galvą arba kažką kitą veikiu. O kitas, kad iš principo savo kažkokiose tai įžvalgose aš nematau prasmės. Giliuoju tokiu tuo požiūriu, jeigu galim tai pavadinti. Tai vat ir gaunasi, kad nieks nenutinka. Bet šiandien kažkaip pagalvojau kitaip. Nutiko kitokia mintis ir žiūrėsim, kas bus. Anksčiau dalinausi Instagram'e storiukais. Dar Instagramo sekėjai to nežino, bet jau ten nebesidalinsiu. Ir galvoju, kad filmuosiu filmukus čia, jie galės būti ilgesni šiek tiek. O man greitai kalbėti buvo pradėję gautis, bet iš tikrųjų nejaučiu tame kažkokio... Smagu, kai gaunasi, nes aš ilgakalbis, bet skubėti nepatinka. Tai va, ir toksai tiesiog tokia naujienytė, kad podkastų kažkokių nenufilmuoju, nes irgi tingiu. Kažkaip nesusidėlioja, tai kad kai susidėlios nufilmuosiu. O kartais gal nufilmuosiu kažkokį tokį pasvaigimą apie kažką. Ir šiandien gal trumpai pasvaigsiu apie tai, kaip mes sugalvojam, kad man blogai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums iš tikrųjų tiesiog yra kaip yra. Yra tas, kas yra. O mūsų didžiosios smegenys, didžioji jėga, atmintis ir mūsų vaizduotė ir visi kiti dalykai, analitiniai, loginiai mąstymai, visi kiti sudėlioja viską taip, kad mes sukuriam projekciją, kurią pagrindžiam savo visokiais argumentais, kurie, aišku, per gyvenimą kuo labiau dirbam, su jais toje labiau tokie išgražinti, išdailinti, išdetalizuoti, kad jų jau paneigti niekaip neįmanoma, tai galop ir patys jais patikim. Pradžiai mes jais ir patikim, paskui tikinam kitus ir jau tampa tai tiesa. Tiesa mūsų tampa. Tiesa apie tai, kas turėtumėm būti ir kas neturėtumėm būti. Ir jeigu pradeda gyvenime atrodyti taip, kad mūsų patirtis netitinka tos tiesos, tai, ką aš dabar išgyvenu, netitinka tai, ką aš sugalvojau, tai, kas mano galvoje yra tiesa apie mane ir mano gyvenimą, tada tai tampa kančia, tai tampa blogai. Ir tai yra absurdas. Nes mes visi čia tiesiog būname ir išgyvenam gyvenimą, kaip išgyvena gyvenimą medžiai, paukščiai, kaip išgyvena skruzdėlės, gėlės, debesis, žvaigždės, kaip visi be išimties tą patį. Tiek turėdami tą mąstymo dovaną susikuriam savo kančią, kurią taip pat išsimastom kartu su ta dovana. Tai toksai galbūt
išplauks ir, nežinau, palinkėjimas, nepalinkėjimas, pamąstymai, pabuvimai, mintis, idėja, kad atkreipti dėmesį, kad mąstymas yra dovana, tai fantazijos, vaizduotė yra dovana, atmintis yra dovana, visa tai yra dovana, bet taip pat kaip mes gavę dovanų automobilį, tarkim, galim su juo nusitėkšt, taip pat kaip gavę virtuvinių įrankių galim netyčia nusidurti, paslydę, arba su šaukštu dantį nusiskelt, nemokėdami elgtis. Taip pat kaip ta pati dovana, jeigu būtų automobilis ir mes nežinotumėm, kur įpilt degalų, ar kokių degalų pilt, ar kaip jo rūpintis, tai jisai greit sulūžtų. Taip pat ir mūsų kūnas yra dovana ir manau, kad nereiktų tiek daug skirti dėmesio vertinimui tam, kas yra tiesa ar kas nėra tiesa, o tiesiog būti ir pastebėti, nes tuomet nereikia kažkokio tai išvedžiojimo ir bandymo paaiškinti. Ir gali atrodyti, kaip galima pastebėti ir būti nemąstant ir žinoti, ką daryti nemąstant. Tai paprasčiausias pavyzdys galbūt visam tam, pats paprasčiausias būtų, kurį aš beveik neabejoju, kad visi esą pajautę. Tai kai kažkas tai, tarkim, vyksta, ar kažko norim, ar kažkas tai atrodo, kad turėtų būti, ar kažką planuojam, ar kažko neplanuojam, kažkur, kur reikia kažkokio tai atsakymo, polinkio į vieną ar kitą pusę. Ir retkarčiais nutinka toks jausmas viduj, kad viena tu jauti, kad tai yra teisinga, ar kad tu taip nori visų kūnų, širdim, siela ir tavo gyvenimas veda į tą pusę ir nenori niekur kitur. Ir kita pusė yra ta, kuri sako tau, ne, bet tai bus blogai, tai bus, pagalvok, o kaip gali būti, jeigu vat bus tas, pagalvok, o jeigu vat tas, o jeigu tu pritrūksi kažko, o jeigu ten kažkas nutiks, pagalvok, dar pagalvok. Tai tikriausiai supratot, tai vat atkreipti dėmesį į tai, ką mes nuolat žinom, tik nepastebim, nes vis pagalvojam, o kas nutiks, o kas bus, o kas. Tai va, tai toksai mano šiandien 8, tikriausiai bus 10 kažkur minučių pasisakymas ir dabar atrodo, dabar jaučiu, kad jų bus daugiau. Bet kiek jų bus sunku pasakyti, nes aš labai nepastovus. Man vat užėjo dabar ir padariau. Nes netingėjau, nes tam susiklostė aplinkybės ir jaučiau, kad noriu. Bet tai gali būti vienetinis atvejis arba gali būti ne, koks skirtumas. Tai va, tai aš tam didelių lūkesčių neturiu, linkiu ir jum jų neturėti, arba susitiksim, arba ne. Tai va, ramaus gyvenimo.